Hemorojus tai pakankamai dažna problema, su kuria susiduria beveik 3 iš 4 suaugusiųjų. Ką svarbu žinoti apie šią ligą? Kokio amžiaus žmonės jį kamuoja? Kokie jo simptomai? Kaip gydoma? Ar įmanoma su šia liga susigyventi? Visą tai išsamiau reportaže. Dažniausiai besikreipiantys dėl išangės ar analinio kanalo problemų, tai nėra vyresnio labai amžiaus pacientai. Dažniausiai besikreipiantys tai yra darbingi žmonės, tai nuo 30 iki 50 metų amžiaus. Tie, kurie pirmą kartą gyvenime ar atsitiko, pastebėjo kraują tuštinantis, yra išangės niežulys, chroninis skausmas, diskomfortas. Tai yra visos problemos susijusios su būtent esančiomis išangės problemomis. Ir viena iš dažniausių ligų, kuri gali būti diagnozuojant, tyriant, gydantis, tai yra būtent hemorojus. Tai yra išangės kanalo esančių kraujagyslių uždegimas. Hemorojus skirstomas į tam tikrus laipsnius, o ligos simptomai gali būti panašus į kitų ligų. Tad labai svarbu žinoti savo ligos diagnozę. Pirmo laipsnio hemorojiniai mazgai, antro laipsnio hemorojiniai mazgai, dar yra trečio, kada jau išlenda truputį išoriškai, ir ketvirtas laipsnis, kada jie yra visada jau išorėje. Tai gydant tas ligas svarbu žinoti ypatingai pradžioje diagnozę, nes simptomai gali būti panašus kaip ir visiems bijant, saugantis, tai yra onkologiniai susirgymai, taip tiesiosios žarnos vėžys, analinio kanalo, išangės vėžys. Norint žinoti savo tikslę ligos diagnozę, svarbu atlikti atitinkamus tyrimus. O gydomos hemorojus šiais laikais labai įvairiai. Tai priklauso nuo to, kiek yra pažengusi liga ir kiek dažnai vargina simptomai. Tyrimai tokie kaip anoskopija ar rektoskopija. Tai anoskopija tai yra pirmųjų centimetrų tiesiosios žarnos apžiūra, o rektoskopija tai visos tiesiosios žarnos apžiūra tyrimų tuo, kurio mes galime ištirti be kažkokių tai nuskausminamųjų narkozės. Ta tyrimą galima padaryti būtent apžiūros pirmo vizito metu. Jeigu tai yra pirmieji simptomai, pradinės stadijos, tai gydoma vaistais, medikamentais, tai reiškia, kad stiprinančius kraujagyslių sieneles ir kiti yra lokalūs vietiniai medikamentai, tai kaip tepalai ir žvakutės palengvinantis būtent savijautą pacientų. Ir aišku, mokinama gyvenimo būdo keitimo, tai yra higiena, priežiūra kaip elgtis tualete, sveikesnė mityba, daugiau praturtintas skaidulų turinčio maisto ir aišku, nepamiršti fizinio aktyvumo. Jeigu hemorojus kartojasi, kas dažnai atsitinka, tuomet jau taikomi kiti gydymo būdai. Jau nebeužtenka to gydymo vaistais, reikalingas gydymas yra jau invazinis, kuris gali būti proktologo kabinete atliekamas ir nechirurginiu būdu, tai reiškia dedamos ligatūros, dedami žiedai ant tų hemorojinių mazgų, taip pat galima gydyti šalčiu, tai yra krioterapija, tai yra neskausmingi gydymo būdai, kurie išsprendžia tas problemas ir pacientas toliau gali gyventi pilnavertį gyvenimą. Būna, kuomet prireikia ir chirurginio įsikišimo atliekant rimtesnės operacijas. Kad taip neatsitiktų, gydytojas rekomenduoja pradėti gydytis laiku. Dažnai besikartojančius toliau gydymo etapai gali būti operaciniai, tai yra chirurginiai. Viena iš dažniausių procedūrų, tai yra minimaliai invazinė procedūra, tai yra lazerinė hemorojų šalinimo operacija. Tai yra neskausminga, bet ją atlikti ir vis tiek reikalinga yra anestezija, narkozė ir pacientas tam, kad komfortabiliai jaustųsi, jis turi miegoti operacijos metu. Ir rimtesni jau būdai tai yra ekscizinės operacijos, tai yra didelės chirurginės operacijos, kada mes jau tą visą hemorojinį audinį turim pašalinti chirurginiu būdu. Visada rekomenduojam pradėti gydytis laiku, būtent hemorojinius mazgus ir neužsivėlinti ir nelaukti 10-20 metų, kol tie hemorojiniai mazgai išbujos iki tiek, kad reikės jau tos chirurginės operacijos. Pasak gydytojo Donato Danio, ši liga linkusi kartotis būtent dėl mūsų nesveiko gyvenimo būdo, sėdimo darbo. Dažnai įtakos turi ir stresas.